Tai sveiki dar kartelį, kas nauji prisijungėt, kas ką tik klausėtės mūsų puikaus pokalbio su Julium. Julius labai gražiai papasakojo apie kokias psichoterapeutas turėtų turėti žmogiškasias savybės ir kokias kompetencijas. Ir tikrai labai daug susimastyti verčiančių dalykų pasakė, aš jau gavau krūvą žinučių apie tai, kad sunku būti, va tokia viena gavau, kad sunku būti tokiu tobulu žmogum, kaip pats Julius yra. Tai va tokį tau kaip ir komplimentą, nes aš tai irgi taip galvoju, kiek man tau labai esu dėkinga, kiek teko tave pažinti, tai tikrai tu turi tas visas savybės, apie kurias kalbėjom, ir dabar yra unikali galimybė mums pamatyti, kaip tu dirbi. Ir čia bus ta psichoterapinė simulacija. Ir labai sudėtinga tema. Mano draugai ten vaikščiojo pas psichoterapeutą su šitą temą labai ilgai, keletą, man atrodo, netgi metų. Ir niekaip jos neišsprendė, tai aišku būtų stebuklas išspręsti ją per čia vieną sesiją. Bet bent jau kažkaip priartėti prie sprendimo to didžiojo konflikto būtų labai progresyvu. Ir aš vaidinsiu klientę, moterį, kuri su vyru nesutarė, ar turėti dar vieną vaiką. Čia viską detaliau papasakosiu jau įsijausdama į personažą. Su Julium nieko nesitarėm, viskas vyks labai tikrai iš Juliaus pusės spontaniškai, ekspromtu. Jisai tiesiog dirbs natūraliai, kaip ir dirbtų su tokia tikra klientė. Juliau, ar nori kažką dar pridurti prieš mums pradedant? Nieko daugiau, aš tiesiog būsiu visiškai spontaniškas. Aš tą sakinį ir žinau, kad moteris nori vaikų, vyras nenori. Viskas. Ir daugiau nieko nežinau. Super. Tai gerai, tai aš pavirstu personaže, užsidedu akinius ir tampu. Labą dieną. Gerai, labą dieną. Ir aš norėčiau tada gal pradžiai išsiaiškinti, kokią problemą arba koks iššūkis jūs atvedė čia. Jau šitas iššūkis mus porą metų kamuoja su mano vyru. Ir yra taip, kad mes turim vieną vaiką, nuostabų, ir pagimdžius mes visų pirma tai labai ilgai stengiamės, norėjom abudu, labai norėjom turėti vaiką ir labai stengiamės, praėjom ilgus kelius, mums ne iš karto pavyko. Ir tada aš jau buvau suplanavus visą gimdymą, viską kaip kas bus ir tuo pačiu visada turėjau, kad aš turėsiu 2 vaikus. Aš tikrai visą širdim labai noriu turėti 2 vaikus. Ir tas gimdymas įvyko nesklandžiai, teko daryti man cezario pjūvį. Ir aš susirgau pogimdyvinę depresiją. Nežinau, ar čia yra su tuo visai susiję, ar tiesiog su hormonais. Ir labai buvo sunku. Ir mums vaikas gimė jautresnis, jisai daug verkdavo. Kadangi man ta pogimdyvinė depresija, tai aš irgi sunkiai galėdavau išveikti viską teisingai, taip kaip ir norėčiau, kokią norėčiau būti. Ir ne viskas pavykdavo ir žinoma labai daug krito ant mano vyro pečių. Ir dabar aš jau noriu turėti antrą vaiką, laikas tiksi, man yra 43 metai. 41 man metai, atsiprašau, aš kartais pasimetu pati tuose metuose, sunku savo suskaičiuoti. 41 man metai, bet jau tikrai visiškai laikrodis čia ir mes jau porą metų apie tai ginčijamės, nes aš labai noriu turėti antrą vaiką, tą antrą šansą, apskritai mano gyvenimo prasmė yra vaikai ir dabar jau viskas gerai ir aš atsistačiau, išsigydžiau depresiją, bet mano vyras griežtai nesutinka, jisai labai bijo, jisai patyrė, kaip jisai pats sako, traumą, būdamas tenai, kai buvo taip sunku ir jisai antrą kartą to nenori daryti. Ir aš nežinau, ką man daryti. Nėra vaizdo. Ar girdit mane, gerbiamas psichoterapeutė? Negirdit. 111. Užstrigo vaizdas, tuoj. Tampu dabar aš Marija, vedėja, palauksim, kol atstriks, kažkas tai iš naujo, gal iš naujo jie prisijungs ir pradės veikti.
patyrė vyras traumą ir po to dingo vaizdas ir garsas. Tai gal tas, nuo to pradėkim. Taip. Tai va, tai vyras patyrė tokią didžiulę traumą, kai, kaip jisai sako, kad kai reikėjo šitos porą metų, nes buvo tikrai labai sunkus pirmi 2 metai, po to jau ėjo geryn ir dabar jau mūsų vaikui 4 metai, tai viskas yra tiesiog nuostabu. Bet jisai vis dar prisimena tos metus ir griežtai nenori, o aš tiesiog jaučiu, aš labai jį myliu, aš nenoriu su juo niekada skirtis, bet aš jaučiu visą laiką tokį ir pyktį, ir nusivylimą, ir didžiulę baimę, tokią didžiulę baimę, kad jeigu mano vaikui kažkas atsitiks, tai aš jam niekada neatleisiu už tai, kad jis to antro vaiko nenorėjo. Ir apskritai, ir aš taip dar noriu to antro vaiko, ir atrodo, man 41, aš, jau viskas, laikrodis tiksi ir tai baisu, kad man nepavyks jo įkalbėti ir galvoju, gal jūs man galite kaip nors padėti, nes gyvenu su to mintim kiekvieną dieną. Taip, iš tikrųjų labai rimta problema ir aš suprantu, kaip jums sunku. Ir aš nežinau, kaip vyrui jūs sakėt, kad jūs kenčiate abu. Ar jisai irgi išsako tai, kad jisai kenčia šitoj situacijai? Jisai sako, kad jisai kaip tik tai dabar gerai gyvena. Ir jisai, nenori. Griežtai tiesiog jisai net nebėjama tos temos. Sakau, mes porą metų su psichoterapeutu dirbom ir jisai jau taip mokėdavo pats nusukti tą temą, kai ten pradėdavo kalbėti apie psichoterapeuto automobilį ir nueidavo ir žodžiu, ir jisai tiesiog nebeprisileidžia mane su ta tema. O ką jūs darėte? Ar jūs prašėte vyro, ar jūs jam kažkaip tai argumentavote, ar su psichoterapeutu dirbdami ieškojote kažkokių jo to nenoro priežasčių, ar kažkaip planavote, kas būtų, jeigu būtų vaikas, arba jeigu nebūtų vaiko, ar apie tai esate aptarę šitas kažkokius tai scenarijus? Kaip ir nesam taip jau labai dėl to, kad jisai tiesiog jeigu bus vėl taip pat sunku, tai jisai tiesiog tikrai neištvers ir dėl to net nebando. Ir mes net bandėm ten pliusų, minusų ir jisai supranta, kad gal ir daugiau pliusų yra turėti vaiką antrą negu neturėti, bet tiek metų kentėti, jisai ir pats jisai, aišku, vienturtis, jisai gal ir net nesupranta, kam čia tas antras. O ar jūs klausėte jo, kas jam buvo sunku? Kas būtent nebuvo sunku, nes pats žodis sunku yra toksai bendras žodis ir gali labai daug slypėti prasmių po šito žodžio. Tai kas jam buvo sunku? Paprastai tai jisai yra toksai optimistiškas žmogus ir mes labai gerai gyvenam, mes tikrai labai gerai gyvenam, mes keliavom visur, viską veikiam, labai aktyvus, kiekvieną savaitgalis, mes ten esam ir visą aplankę Ameriką, važiavę su motociklais, žodžiu, kiekvieną savaitgalį tiesiog pramogos. Ir kiekvieną vakarą iš tikrųjų pramogas pas mus būdavo. Ir visa tai dingo. Ir dabar, ir jam tiesiog tai buvo taip sunku, jisai pasakojo, kad jisai tiesiog verkdavo kiekvieną dieną važiuodamas į darbą, jisai verkdavo, kaip jam sunku grįžti namo, kaip jam sunku po to palikti tuos namus, jam visą laiką buvo baisu ir dėl manęs, kad aš gal ten pasidarysiu savo galą. Ar dar kažkaip, jisai tiesiog siaube ir baimėje gyveno tuos metus ir jisai tiesiog dabar jau jam šviečiasi, kad vėl mes galim tą savo gerą gyvenimą gyventi, o jeigu vėl, tai tada ir vėl įkrentam į tą duobę. Tai ar gali būti taip, kad jisai matė daugiau prasmės tam tokiam lengvesniam gyvenime negu vaiko auginime, nes vaiko auginimas yra vis dėlto ne apie malonumą, nes labai daug žmonių galvoja, kad vaikai tai bus tik džiaugsmas, tik tai malonumas ir tik tai kažkokios ten sėkmės ir visa kita, bet vaikai yra prasmė visų pirma. Tai dar aš pažiūrėjau, pasiklausinėsiu apie jūs, kokia jum vaiko prasmė yra, dėl ko jūs norite turėti kitą vaiką. Tai jūs vieną priežastį pasakėte, kad jūs bijote, kad jeigu tam vaikui kas atsitiks, tai tada iš viso jūs neturėsite vaikų, nes ir 2 vaikam gali atsitikti. Aš suprantu šitą dalyką, bet mano baimė yra didžiulė, kad aš tada tapsiu tiesiog bevaikė, nes iš tikrųjų aš dirbu tokį darbą,
kuris ten gal nėra labai kažkoks mane tenkinantis, ir ten bandau dalykus, bet iš esmės tai mano prasmė ir yra, būtent kaip jūs ir sakot, vaikai, man atrodo, kad tai yra įprasminimas. Ir aišku sunku, labai labai sunku, man ir dabar dar sunku ir ten tas emocijas pakelti, nes tikrai mūsų mergaitė jautresnė yra ir man sunku būna, bet aš vis tiek tai būtent tame jaučiu prasmę, nes mano savirealizacija, tai tai ir yra vaikai. O jo, aš irgi klausiau apie tai ir vienu metu, tai mes buvom įsišnekėję, kad sakau, tai ko tu nori, tai kokia tavo prasmė? Ir jis sako, jo, suprantu, gal vaikas ir būtų prasmė, bet aš nenoriu to šūdo. Tai čia jį pacitavau. Ir tiesiog vėl nuėjo. Taip. Tai yra taip, kad jūs savo tapatybę daugiau suvokėte kaip mamą ir ne tiek kaip kažkokią tai civilizuojantį žmogų, kažkokioj tai profesijoje, ne tiek kaip žmona, bet tiek kaip mama. Taip, iš tikrųjų taip. Jo, nes gali būti mūsų keletas tapatybių tokių krypčių, galim save kaip kažkokios tai atstovas profesijos, galim mama, galim būti žmona, yra žmonių, kurie tapatina su būti vaiku ir rūpinasi savo daleiskim tėvais. Tai jūsų tapatybei yra labai svarbu būti mama, taip? Taip, labai dabar, taip kaip pasakė, tai man taip pat pasidarė, tai dar aiškiau, kad taip. Man o vaiko, tai aš girdžiu, kad priežastis, dėl ko jūs norite antro vaiko, yra, kad jūs savo tapatybę realizuotumėte, jūs tada matytumėte tarsi savo gyvenimo prasmę, ar taip? Taip. Ir užtikrintumėte saugumą, didesnį, galime sakyti, mažesnę riziką, kad jūs tapsite bevaikė, jeigu kas nors tam vaikui atsitiks. Taip ir yra. Ir dar aišku, kad tiesiog, man atrodo, 2 vaikai, aš visą laiką galvojau, aš pati esu iš 2 vaikų šeimos, vienas per mažai, tikrai, ir po to jie galiausiai ten vienas kitur užsijiems, ir tie 2, man yra tai labai svarbu. Nes yra daug priežasčių turėti vaikų, yra žmonės, kur taip nori savo meilę realizuoti savo partneriui, yra žmonės, kur nori taip saugumą gauti, artumą gauti, yra žmonės, kurie taip savo misiją gyvenimo suvokia, yra žmonės, kurie nori perduoti savo kažkokį tai palikimą tiem vaikam, yra daug. O kaip manote, kokią dar prasmė, ar tyrinėjote su savo vyru jūsų kaip šeimos įprasminimą, misijos tos per antrą vaiką? Niekada iš šitą kryptim net nėjom, o tai kaip čia taip gali būti? Jo, tai, bet tokiais atvejais kaip jūsų, žmonės renkasi daug scenarijų, ne? Vienas scenarijus renkasi, kad duoda ultimatumus. Jeigu tu neturėsi vaikų, arba jeigu tu nori vaikų, tai skiriamės. Čia iš tos pusės gali būti. Kitu atveju žmonės pasirenka kažkokį tai gedėjimą, nes jeigu jūs neturėsite vaikų, jūs visą laiką tarsi gedėsite, taip, to vaiko, kurio jūs neturite. Taip. Arba pasirenkate skyrybas ir bandote su kitu vyru, kas, yra iššūkis, bet žmonės ir taip elgiasi. Tai ir tada vėlgi pasirenka gedėjimą, taip, ir turi visokių problemų. Tai arba žmonės, ką aš jums ir linkėčiau, renkasi tyrinėjimą šitos situacijos per poreikius ir tyrinėti su vyru, kaip jūs galite savo asmeninius poreikius, savo poros poreikius, savo šeimos, nes jūs turite vaiką, nes ar jūs pasirinksite dar vieną vaiką, ar pasirinksite šito vaiko atsakyti, įtakos bet kokiu atveju ir jūsų esamą vaiką. Duosiu pavyzdį. Nes pavyzdžiui, jeigu jūs liksite su šituo vienu vaiku, tai ir jūs bijote tą vaiką prarasti, tai labai gali būti, kad jūs labai saugosite šitą savo mergaitę
ir tada jinai augs, tarsi, nesaugi, nes jinai visą laiką jaus, kad jūs kažkokiu tai būdu ją ypatingai saugotės, manat. Ir jeigu bus kitas vaikas, tai tada jinai jaus, kad kitas vaikas kartais svarbesnis tampa už ją. Ir dar neaišku, koks tas vaikas.